Na ką, Chebra, atvykom į Vilniaus miestą pasiklausti žmonių, ką jie mano apie jaunimą. Crazy maybe? Crazy? Crazy. Nieko spūdingo. Nerealus jaunimas, nerealus. Pasaulis tai baigsis, viskas eina žemyn. Kai kurie žmonės labai neišprusę. Narkotikai. Jeigu manęs paklaustų iš to klausimą realybę, aš nežinau, tikrai ką atsakyti. O veipinti ar neveipinti? Tu daug didesnis. Daug didesnis. Ar jisai crazy, ar jisai normalus, ar su juo viskas yra gerai? Kaip ir apie bet kurį jaunimą, ir ankstesnį, ir dabartinį, ir būsimą turbūt. Nu, jie nieko nesiskiria iš esmės. Kiek buvo anksčiau, tokie ir dabar. Geras. Tai o jūs nepastebėjot, kad nežinau, gal ten daugiau, sakykime, veipina, garina, ar ten grupuotėmis vaikšto, ar nelabai? Ne. Ir anksčiau buvo panašiai ir dabar tas pats. I think Lithuanian young people is the same like the Poland one. They're like crazy maybe something. Crazy? Crazy. I think that. Why? I see a lot of people that are I don't know. Są bardzo kolorowi, wyraziści. You can translate that. Is it like crazy people? Or? Crazy. Wyraziści. Unique, colorful, Unique. crazy, like something like that, right? Yes. Cześć. Cześć, jest, cześć. Dzień dobry. Expressive people, yeah. I see. Cześć, dzień dobry Martas, dzień dobry. Ką manot apie šiuolaikinį jaunimą? Nu kaip ir nieko, normaliai manau, nieko spūdingo. Man nepatinka plačios kelnes. Okay. Plačių kelnes. Nieko savo. Puikus jaunimas. Pavyzdingas, geras? Taip. O pasakytumėt, kad skiriasi nuo jūsų laikų? Ar vad nežinau, kaip pats buvote 18? Taip. O kuom? Nu, laisviau visi jaučiasi. Yeah. Smagiau atrodo visur. Nieko savo, koks čia renginys vyksta. Ką jūs manot apie šiuolaikinį jaunimą? Einu bandyti užkalbint Braškę. Šiuolaikinis jaunimas yra nuostabus. O kodėl jisai sako nuostabus? Dėl to, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, savotiškai skirtingas, savotiškai fainas, kad ir kažkokios yra mini nuodėmės, bet vis tiek yra nuostabus tiek ir jaunimas, tiek ir senymas, tiek ir visi kiti. Nu, supratau? Žodžiu, positive vibes only. Yes. Ar visi tiesiog bijo pasakyti gryną tiesą su mūsų jaunimu, nes aš čia vienintelis matau, kaip pirdas šeria, paspirtukus daužo mėto, tais dabar raudonus naujus dviračius, veipina gatardas mėto McDonald'e, kas vyksta? Gal aš kažko nedamatau, nežinau. Gal per daug crazy, jo. Turėtų būti mažiau susireikšminę ir pagarbos daugiau. Nu, pagaliau gavom, kaip sakoma, tikrą komentarą apie tai jaunimą. Šiuolaikinis jaunimas. Jo. Nu, mes tokie labiau atsipūtę, laisvesni atrodo. Mano draugų rate visi labai tokie supratingi, draugiški. Gal kartais mes šiek tiek perspaudžiam su prašymais savo. O pavyzdžiui, kokiais? Mes labai norim, kad mums viskas būtų paduota, kad mes nenorim dirbti, bet mes tiesiog matom, kad pasaulis tai baigsis ir toks atrodo, mes nematom tikslo, kam reikia dirbti ir mums nepatinka visa šita sistema darbo. O ką jūs turite omeny, kad pasaulis to baigsis, įdomu, kaip tai interpretuojat? Tiesiog man asmeniškai atrodo, kad pasaulinis atšilimas ir karai. Biški viskas fucked up. Viskas eina žemyn. Jo, pasaulis griuoja. Ne, šiaip iš tikrųjų nesako netiesą. Galima liūdėti dėl to, arba galima jau toliau imti tiesiog iš gyvenimo viską, ką galima imti. Tai va, nežinau, aš tai pasirinku truputį optimistiškiau žiūrėti, kad pasaulis griūva ir mes dabar turim galimybę jį gal pastatyti kažkokį geresnį ir stipresnį. Ir tie, kurie stengiasi, gal ir turės tą galimybę. Ką jūs manote apie šiuolaikinį jaunimą? Nežinau, nelabai. Kodėl? Kai kurie žmonės labai neišprusę, tokie labai pasikėlę. Ir jūs pasakytumėt, kad jis dabar toksai labiau crazy tas jaunimas ir toks pašėlęs? Jo. Toks, kur nelabai klauso? Jo. Kur tipo nesvarbu taisyklės? Jo. Toks, kur aš tipo man pofik? Jo. Ir mokėkit man milijonus ir aš nenoriu dirbti? Jo, va būtent. Ar galima jūsų klausyti? Na, žinoma. Kaip sakote? Labai skanu. Alus? Ai, tai žinokit mes už kameros. O kas čia buvo tipo mums, aš žinau, alaus siūlė? Mums siūlė alaus. Mano manimu yra nenormalius žmogus, toks, kuris, nu ten labai daug geria, veipinguoja, taip ir taip toliau. Taigi veipingas, let's go, veipas, veipa. Aš žinau, nu bet ir mano draugai yra tie, kurie, nu normaliai tokie, nu vysiliatsa tam. O yra tie, kurie... Kas čia yra? Geria taip daug, kad jų reikia išnešti. Eina savo. Iš statybos. Tai čia biški toks crazy. Nu, taip. Supratau. Cool, good, yeah. Would you say they are crazy in some way or no? No. I didn't notice it. Oh, so everything's like Yeah, okay. Okay. Aš manau, jie visi labai yra adekvatų žmonės, jie labai supranta, kur jie yra visuomenėje ir manau, kad tikrai nepasiklys gyvenime jie. Supratau, bet ar pasakytumėt, galėtumėt išvelgti kažkokiu, ar nežinau, tų neigiamų gal savybių, kurios... Narkotikai. Narkotikai.
Veipukai? Dabar labai jaunimui visas šitas žinomos temos, manau. Smailai visokie? Visi, aš nežinau. Aš irgi. Ar tikrai nežinau? Nu ką, nevartojam narkotikų ir tikim savimi, ką galiu pasakyti. Nu, įvairiai. Visokio yra to jaunimo. Pavyzdžiui, pas mus mieste Marijampolėje, tai jis toksai labai susikaustęs, jau bijau gal kažko, o vat, pavyzdžiui, čia Vilniui, tai jisai visiškai kitoks, visi daro ką nori, kaip nori, kiek nori. Nu tikrai toks labai laisvas jaunimas, bet kas bet kada prie tavęs gali prieiti ir bet ko paklausti, bet ko paprašyti, bet ko pasakyti. Realybėje tu daug didesnis. Daug didesnis? Aukštesnis? Ar didesnis? Ir didesnis, ir aukštesnis. Dėkui. Nu ką, dėkui, chebra. Būti savim, jokių normų, kad nebūtų. Būti savim tiesiog. More open and more respectful. Labiau nuoširdumas su kitais žmonėms geriau elgtis. Nu. Nepatikėsiu, bet mažiau plačių kelnių. Supratau? Būt tokiem visą laiką. Tiesiog būt savimi? Jo, būt savimi, daugiau ir pasimečiau tik tai. Ai, viskas gerai. Būti savimi ir daryti tai, ką tu moki geriausiai ir tai, ką tu gali daryti geriausiai iš savęs paties. Tiesiog būti savimi. Skaityk knygas. Skaityk knygas yra gerai, sutinku. Primtų geriausius sprendimus, kad būtų jam geresnis gyvenimas. Dar norėčiau pasakyti, kad būtinai mokytis. Mokykitės ir dar atsargiau važinėtų. Jo, atsargiai važinėtų. Siekti savo tikslų ir nebijoti. Mažiau pasikėlę būtų ir negalvotų vien tik apie save. Gal. Geras patarimas. Kas yra palinkėjimas? Patarimas jaunimui. Daryti, ką tu nori, bet daug negerti. O veipinti ar neveipinti? Nu, truputį galima. Aš sakau, kad neveipinti. Nu, neveipinti. Neveipinkit, chebra. Truputį nereikia tam truputį. Arba veipinat, arba neveipinat. Tai jau pasirinkit, už kur jūs stovit. Aš sakau, kad neveipinat, o ten... Just enjoy life and that's all. Palinkėjimas, kad visada tikėt savimi ir ką jūs manot, kas geriausia būtų gyvenime. Neklausyt kitų kartais paklausyti. Siekti savo tikslų, nebijoti, eiti į priekį, išbandyti kiek įmanoma daugiau savo kailių, tik iš klaidų mes mokomės. Jo, labai teisingai pasakyti, ačiū Jums. O ką Jūs palinkėtumėt jaunimui? Jeigu manęs paklaustų šitą klausimą realybę, aš nežinau, tikrai ką atsakyti. Aš palinkėčiau jaunimui nenustoti mokytis, nebūtinai mokykloje, bet tiesiog mokytis bendrų kažkokių įgūdžių, nebijoti ir klausyti, nes labai daug kas šiais laikais nesiklauso. Tenka labai nedaug tik klausytis. O kokia mano nuomonė apie jaunimą? Nu, chebra, aš pasakyčiau, kad mūsų dabartinis jaunimas yra pasiutęs. Visom prasmėm. Vieni nori būti super duper milijonieriai, būnant 14 metų entrepreneur, didžiausi dropshipperiai, kiti nusivažiuoja į kitą pusę. Party, veipukai, narkotikai. Mano teisingai. O ką aš palinkėčiau, tai nesustot mokytis ir tobulėt. Tobulėt kaip asmenybė. Nes chebra, kai jūs tobulėt, tai absoliučiai visi žmonės ir draugai aplink jūs tobulėja. Čia yra toks labai geras dalykas ir life hackas. Dažnai žmonės sako, kad reikia rūpintis kitais, bet pasirūpinę savimi, automatiškai jūs pradėsite rūpintis kitais. Nes jūs ir norėtumėt, kad ir jiems būtų gerai. Jeigu jūs pasirysit 10 kartų stipresnis, jūs ir norėtumėt, kad jūsų draugai aplinkai būtų 10 kartų stipresni. Jeigu 10 kartų protingesnis, lygiai tas pats. Iki.